Nes mūsų smegenys per pastaruosius 50 000 metų nelabai pasikeitė, o mūsų aplinka nežmoniškai pasikeitė. Taip, kardinaliai. Ne? Taip, mesgi nebeturim dabar ten miškuose ar savanai medžioti gyvūnų ir rinkti uogų, ne? Bet dabar turim notifications, turime social media pranešimus. Robotas pagal apibrėžimą yra mechaninis įrenginys, kuris turi 3 savybės. Jausti, planuoti, atlikti. O Dieve. Nu, ateik čia, tik tačiau. Taip. O, matome. Taip. Sveiki visi, šiandien mes turime dar vieną Atlantų Falcono podcastą. Šiandieną studijoje mes turime svečią, kuris ne tik kuria, bet ir kardinaliai keičia tai, kaip mes matome mokymasi bei technologijas. Tai yra verslininkas, inžinierius ir robotikos akademijos bendrasavininkas. Tai yra Kristijonas Vasiliauskas, labas. Labas, Liepa. Aš iš pradžių atsimenu, perskaičiau Kristijonas Vasiliauskas, galvoju, ar mes nebūsim giminės, nes aš Liepa. Nu, Vasiliauskaitė, taip, mačiau, gal ir esame. Va, dėl ko mes taip gerai sutarėm. Sakyk, kaip tu jautiesi šiandieną? Gerai, puikiai. Puikiai. Aš niekad nebuvau tokioje kitoje studijoje. Nebuvo tokia studija. Atlantų Falconas, jūs turite kiečiausią setupą. Labai gerai, džiaugiuosi, kad net ir tave galim nustebinti. Gali, tikrai. Taip, tai mes šiandieną tikrai norim sužinoti tiek ir aš, tiek ir manau, kad mūsų mėly žiūrovai tiek apie tave, apie tavo istoriją, tiek apie visas technologijas ir su kuo tu dirbi. Tai galbūt tu galėtum šiaip mums papasakoti, kas yra ta robotikos akademija, kas tai yra, ką jūs ten darot, ką jūs ten mokot. Taip, tai robotikos akademija yra šiai dienai didžiausias Lietuvos istorijoje, numeris 1, techninės kūrybos būrelis, skirtas vaikams nuo 4 iki 10 metų. Ir ką mes padarėm su robotikos akademija, tai mes išsprendėm 3 didžiausius tėvų skausmus. Tai pirmiausia, tėvai nenori būti taksistais. Taip. Jie nori, kad nereikėtų vežti būrelį ir būrelis būtų po pamokų, jų mokykloje kuo patogiau. Antra, tai pats svarbiausias dalykas, kad į tą būrelį norėtų vaikai eiti. Ne? Tai vaikai į tą būrelį nori eiti, jiems būtų įdomu ir jiems būtų naudinga. Nu ir trečias, kad tas būrelis iš tikrųjų mokintų tų įgūdžių, kurių reikia ateičiai. Ir mes tikime, kad ateityje labai reikės žmonių, kurie gebės spręsti problemas, naudojantis pažangiausiamis technologijomis. Taip. Ir aš augau tais laikais, kai tikrai norėjau daugiau technologijų mokykloje, didžiąją dalį eksperimentų reikėjo įsivaizduoti, o robotus matydavom tik tai filmuose ar kompiuteriniuose žaidimuose. O dabar galime pasakyti net, kad esame viena iš moderniausių šalių pasaulyje, nes turime daugiausia vaikų besimokančių robotikos pagal populiaciją. Geras, aš ir norėjau paklausti, žinai, dabar vaikai auga, jie turi visas tas technologijas, jie su to užaugo. Aš ir savo vaikystę apturėjau kiemę, kur su draugais bėgam kamuolį paspardyti ir tik tai mokykloje pačioje atsirado tas telefonas, kai tu jau su savim turi tą telefoną Sony Ericssoną kokį nors ar dar kažką. Kaip atrodė tavo vaikystė? Vis tiek tu įsivėlį į tas technologijas, galiu tai pasakyti, ar ne? Kaip tu atradai tą meilę, pašaukimą? Taip, tai aš gimiau labai 2 mylinčių tėvų šeimoje. Tai mama buvo mokytoja pradinių klasių, po to patapo psichologė rytoje, ir tėtis Saulius, kuris ir įkūrė robotikos akademiją dėl mano brolio Mikalojaus. Jis buvo fizikas, tada IT verslininkas ir kompiuterinio raštingumo švietėjas. Tai visą laiką mano gyvenimas buvo susietas su švietimu ir technologijomis. Tai aš kiek prisimenu ir pirmasis savo nuotraukas mačiau, tai jau sėdėjau tėčiui ant kelių, kai jis jau dirbo su kompiuteriais. Ir pirmą kompiuterį gal 7-8 metų, bet mano problema buvo, kad aš niekada nebuvau geras technologijos. Aš niekada nemokėjau programuoti, niekada nemokėjau lituoti ir kurti mikroschemų, paišyti, ar nelabai buvau kietas inžinieriui, gal tik konstruodavau, bet ką mokėdavau aš tai pasakot pasakas, sekti istorijas ir įtraukti žmonės, uždegti. Net iš kompiuterinių žaidimų, tokių kaip Lineage'as, mano profesija būdavo profetas, arba buferis, arba supportas, arba warcryeris. Tai reiškia, kuris vienu metu sustiprina visą savo vakarėlį, su kuria eini reidinti per dungeonus. Tai aš toks ir iki dabar likau mokytojas, bufferis, kitų žmonių stiprintojas ir įkvėpėjas, kad jie pamatytų patys, kiek daug sugeba. Iš tikrųjų, tu ir kaip dabar kalbėjai ir prieš tai, kiek kalbėjom, jau net mane įtraukė į tą tokį, kad gerai, ir man čia įdomu, kai aš iš viso nieko bendro su to net neturiu, nes tikrai turi tą dovaną kalbėti ir su savo vien balsu atrodo įtikinti, kad čia yra fantastika, tai yra kitas pasaulis visiškai. Aš galiu užklausti tokį trumpą klausimą, tu sakei, kad tavo tėtis įkūrė robotikos akademiją dėl brolio. Taip. Ką tai reiškia?
Na, aš esu iš 3 vaikų šeimos ir aš esu vyriausias, man 33, mano vidurinėlių dabar 27 ir mano jaunėlių tik neseniai 20 sukako. Ir mano vidurinėlės brolis Mikolojus, jis turėjo vaikystėje svajonę ir kažkur ten 8-9 metų, žinote, kaip yra tos Lego knygutės, kur seniau dalindavo nemokamai, atsiverti paskutinį lapą, nu ir ten tie prabangiausi Lego robotai, su jutikliais, su procesoriais. Ten lemputė užsideda kažkur. Ir atsidarydavai, ir čia gal prieš jau 15 metų atgal, tai buvo neįkandam. Į Lietuvą net tokios kainos Lego rinkinių neveždavo. Ir mano brolis svajonę turėjo, o mane 16 metų tėvai išsiuntė gyventi ir mokintis Amerikoje per autorių mainų programą. Ir po tos programos aš grįžau ir parvežiau tą Lego Nextą tokį robotą. Ir padovanojau mano broliui jo didžiausią gyvenimo svajonę tuo metu. Ir jis buvo didžiausias Lego fanas. Jį labai traukė technologijos ir pažadė 2 savaitės su tuo Lego ir po to idėją statė ir pamiršo. Kaip nebejoju, daug kam iš jūsų yra buvę nusipirkus gitarą, nusipirkus būgnus. Iš pradžių smagu, kol atsibosta. Taip, kol atrodo, kad viskas yra įrankiai. Vat nusipirkau įrankį ir man pavyks. Bet ir neuromokslas, ir mūsų naujas suvokimas apie meta-learningą parodė, kad neužtenka tik tai įrankio. Su įrankiais dirbti gali tik tai labai stiprią vidinę motyvaciją turinti žmonės. Ir tas yra tai būna pas vaikus ir dar rečiau būna pas suaugusius, todėl reikalinga mokymo sistema. Tai turi būti vaikus arba suaugusius suburiantis mentorius, mokytojas, tai to dalyko ekspertas, tada turi būti grupė ir dedikuotas laikas ir idėja tam, ir trečias turi būti priežastis, dėl ko to mokintis. Tai va, tą mano tėtis ir padarė savo broliui pamatęs. Jisai surinko, pradėjo rinkti pirmos mokytojus, savo ofisą įkūrė pirmąją robotikos klasę ir pradėjo organizuoti robotikos varžybas. Ir nepraėjo net 10-12 metų ir Lietuva dabar garsėja su Lituanikos X dėka ir Margo dėka kaip Europos absoliutus čempionai. Geras. Ir iš Lietuvos dabar kylančios Lego robotikos ir FTC, pažangesnės robotikos komandos, laimi visus aukščiausius įmanomus čempionatus. Čia yra labai labai sveikintina ir realiai labai gera pamoka, kad tiesiog noro neužtenka ir kažkokio užsidegimo būtinas, tau toks geras rimtas užnugaris, kuris tave visą laiką pušintų toliau, varyk nesustok. Taip. Tai visiems, kas klauso, jeigu norit kokį įgūdį valdyti, ieškokite mentoriaus, tai žmogaus, kuris yra toliau nuėjęs, kur jūs norite nueiti, ieškokite bendraminčių, kad tas būtų peer pressure ir accountability. Ir trečias, kad turėtumėt vardan ko tai daryti ir būtų aiškus deadline. Dėl tikslo. Mokinatės grot, tai garage bandą kažkur, rock bandą pristatyti savo coverį kažkokios dienos. Čia tas pats, kas į salę eiti su draugu. Arba tu eini vienas ir vieną dieną atsikeli ir tu tingiai, o draugas sako, davai, varom. Tik dar prie salės reikėtų dėti, pavyzdžiui, nusipirkti gero fotografo fotošiūtą. Kad dar būtų ką Instagramą įsidėti. Jo, kad po 3 mėnesių, žinai, eisi tą fotošiūtą. Taip, ir tu matysi tą skirtumą tokį. Todėl ir kiekvieną kartą, kai pirksi čipsus, pagalvosi, ar tikrai noriu. Jo, nes turi trenerį, turi grupę draugų, su kuriais tai darai, turi tikslą. Labai aiškiai pažymėta deadline. Čia, manau, kiekvienam žmogui tikrai verta įsigilinti šitus 3 tokius dalykus. Taip. Sakei, buvai išsiųstas, ar ne, į Angliją liktai. Į Ameriką. Į Ameriką. Po Amerikos, po to į Angliją. Jo. Tai tu ten mokysi politiką, jeigu neklystu. Ne, tai Amerikoje aš pabaigiau tarptautinių menų mokyklą. Buvau Jacksonville, Floridoje. Jo, aš grojau eufoniją. Tai man labai sunkiai sekėsi mokykloje, be galo sunkiai. Aš pakeičiau gal 8 skirtingas mokyklas. Gal išmokau skaityti ir rašyti gal tik tai 4 klasėje. Tais laikais, kai dar aš ėjau mokyklas, nebuvo tokio suvokimo kaip neurodivergentai. Nebūdavo suvokimo, kas yra disleksija, kas yra disgrafija, kas yra ADHD. Tai aš tiesiog buvau kitoks vaikas. Taip. Tai labai esu dėkingas savo mokytėms ir tėvams, kad jie buvo tokie open-minded su manim ir nepalikdavo manęs 2 metais. Nesakė, tu durnelį dabar sėdėk. Nesakė, įgalindavo mane. Tai va, o Amerikoje į menų mokyklą patekau. Pirmą kartą leisdavau tarp menininkų, nors atrodo nori nuvykti į Ameriką ir patirti tikrą amerikietišką experience, žinai, amerikietišką fulę pažaisti, pamėti tą kamuolį. Čia lyderės pamatyti, jo, pavažinėti. O nuvariau, vienintelis sportas mokyklą, kur ten buvo, baletas buvo. Nes ten buvo sustiprinta menų mokykla Floridoje, Jacksonville. Bet tikrai praplėtė labai suvokimą, akiratį ir kažkaip nuo to laiko supratau, kad ir kiek norėjau labiau galvoti, kad esu verslininkas ar ten tiksliukas, iš tikrųjų esu menininkas. Kūrybingas žmogus. Storytelleris ir dabar labai smagu, kad robotikos akademijoje subūrėme savo unikalią turinio komandą, galime kurti savo visatą. Ir toj visatoje yra personažai, veikėjai, problemos, technologijos ir tiek daug žmonių gali dirbti kūrybinius darbus, kad įkvėpti kitą kartą, kaip
įvaldytas technologijas. Bet žinome, kad vis tiek svarbiausia technologija, kurią reikia įvaldyti, yra mūsų smegenys. Taip, iš pradžių pat save ir po to tik kažką kitą. Tu užsiminėjai apie disleksiją. Taip. Ar tu galbūt manai, kad tavo tokia va situacija, kai tu turi disleksiją ar ne, galbūt tai ir duoda tą tokį slaptą ginklą robotikos akademijai, kad tu gali kitaip matyti tą visą švietimą, tą mokslą, kaip prieiti, kaip išmokyti tuos vaikus. Galbūt tai yra tas toks slaptas įrankis ir slaptas raktas. Manau, tai labai galimas variantas, bet robotikos akademija tai yra 200 žmonių komanda. Tai yra 60 žmonių pas mus administracijų, per daugiau negu apie 700 lokacijų, per visą Lietuvą, 94% padengiamumą. Tai aš negaliu vienas prisimti visų nuopelnų. Čia visa komanda padarė, dedikuota turinio komanda, plėtros komanda, regioninių padalinių vadovai, direktorė mūsų. Neįtikėtina, tai visas tas ir veikia kaip sistema, nėra vieno ingrediento, kuris padaro sėkmę. Bet manau, kad mano nestandartinis mąstymas, nebijojimas klysti, nes net visi klas, pavyzdžiui, robotikos akademijos logo pagrindinis buvo raudona ir mėlyna. Taip. Ir visą laiką reikia, aš labiau sugebu praeiti sunkumus gyvenime, jeigu suteikiu istoriją ir prasmę jiems. Taip. Tai man kodėl taip rezonuoja robotikos akademijos logotipas raudona ir mėlyna, todėl kad aš kai visą laiką rašydavau mokykloje, visą laiką stresuodavau, nes aš labai daug klaidų darau ir rašai mėlynų parkeriu. Ir tada grauži, sproksta ir kapsulė tau į burną, tu visas mėlynas, rankos mėlynas, nes bulkai. Ir aš tiek daug padarydavau, pavyzdžiui, būdavo 40 žodžių diktantas, aš padarydavau apie 30 klaidų. Ir būdavo raudona ir mėlyna. Tai vien raudona mėlyna, raudona mėlyna. Raudona mėlyna. Ir man tas labai, labai įstrigė yra, kad aš bent jau ką dabar suprantu, būdamas 33, kad dauguma žmonių bijo suklysti. Ir ypatingai mokyklų, nes tu būdai baudžiamas už klaidas, o aš nieko kito nežinau, tik kaip klysti. Aš išmokdavau tik tai per daug suklydimo ir daug taismo. Aš tiesiog niekada nežinau, kaip neklysti. Taip. Ir man labai patinka robotikos akademijos, mes irgi sukūrėm tokią erdvę vaikams, ypatingai nuo 4 metų iki 10, kur tu nesi baudžiamas už klaidą ir tau nieks kitas nepasako, tu blogai padarei, o tiesiog robotas yra tavo feedback'o lūpė labai greitai parodantis, kur tu padarai klaidą. Ir nėra ant ko pykti. Jeigu robotas neveikia, tai robotas parodo tavo tiesioginį suvokimą apie problemą ir problemos sprendimą. Tai nėra mokytojo interpretacija, kad tu klaidą padarėjai. Čia tu tiesiog pats matai, nes tas robotas tada neveikia. Jis tiesiog nedaro to, ko tu nori. Taip. Ir tu tada nepyksta, o paimi pataisai. Ir man tas taip patinka, kad tas feedback lūpas grįžtamo ryšio yra toks greitas, todėl vaikai, ypatingai, kurie mokykloje bijo klysti, nes automatiškai ten prieš klasę bus išgirstas. Čia po to tėvai iškeiks namuose grįžus. Balas bus, jo, tu čia iš karto paimi ir pataisai, o nesigavo, įdėjau pataisymą ir dar tikrai labai didelį pasitenkinimą sukuria tiek vaikams, tiek suaugusiems, kai padarytų robotą ir norėjai, kad jis nuvežtų iš taško A į tašką B ir parvežtų ir pavyksta tai. Ir dar tiek daug įdėjai pastangų ir darbo, ir tiek suplanavai, tiek dėmesį ilgai treniravai. Ir matymas to veikiančio roboto labai didelį pasitenkinimą. Tai toks gerą atgalinį ryšį duoda. Ok, tai žodžiu tos klaidos. Čia irgi vėlgi, kiekvienam atrodo kaip ir pamoka nebijot klysti. Aš manau, kad kaip tik kuo daugiau klysti, nes kaina sėkmės yra kuo daugiau ir kuo ilgiau išbūti cringe etapą. Taip. Tu jausis labai nepatogiai, aš kažką nesąmonės darau. Ir net juokiausi dabar su savo geriausiu draugu ir verslo partneriu Džiugu Luku Juduku, kai važiavome, šnekėjome, kad žmonės turi nesveiką suvokimą apie sėkmės santykį. Tai reiškia, jeigu paklausčiau, koks būtų procentiškas sėkmės santykis, kiek dainų išleisdavo ten Frankas Sinatra, Michaelas Jacksonas, nežinau, ta pati Britney Spears, kiek dainų jie išleido ir kiek iš jų patapo hitais. Kaip manai, procentais, koks yra tikimybė, kad daina pataps hitu? O Dieve, nežinau. Spėk bet kokius skaičius. 5%. Ne, tai iki. Tai čia maksimalių geriausių žvaigždžių iki 3%. Iki 3%. Tai reiškia, tu tiesiog turi daug šaudyt. Taip, šaudyt, daryti iteracijas vis geresnės, vis tobulėti, gauti tą feedbacką, suprasti, ką padarai ne taip, ką gali padaryti geriau ir toliau varyti. Ir vis tiek iš 100, jeigu vienas bus geras, tai čia jau geras. Jau labai gerai. O žmonės pasiduoda ties 20 ir 10. Sako, ai, ne mano kelias. Čia pabandžiau. Surasi kitą kokią nors veiklą. Ir kaip net Alex Hormozy, kur man irgi labai vienas didelis įkvėpimų, tai jis sako tiesiog, ypatingai dabartinė karta, apie kurią aš šneku, tai Gen Z, Gen Alpha. Tai jie nesuprantant, kiek daug pastangų reikia įdėti, kiek daug kartų reikia bandyti ir kiek tu daug kartų susimausi ir tai greičiausiai tau nesigausi.
Atrodo dabar, padariau iš karto, Taip. turi ateiti sėkmė. Taip, nes socialinėse medijose mes, kai žiūrime, atrodo visiems viskas gavosi iš pirmo karto, nes nesimato to įdėto sunkumo, to Taip. darbo, to bemiegių naktų, nepraleistų mylų, ten visų konfliktų, paukotų draugų gimtadienių, švenčių, laiko su šeima, su artimaisiais. Ir visi nori čia ir dabar. Ir manau, labai svarbu kuo daugiau griauti tų tą standartą ir nerealistiškų stereotipą mitų. Jo. nerealistišką. Taip, vis tiek socialiniuose tinkluose visi kelia tik tai geriausias savo akimirkas. Būtent. Tik tai, va čia gražiausia buvo vieta iš tų pačių kelionių, tarkim, įkelia nuotraukas, kur tik tai Taip. gražu buvo, o tų šiukšlynų, pavyzdžiui, nieko nesimato. Jo, ir labai daug kas, apskritai, ta jauna karta ir mes ir tikim, ir atrodo įsisavinę jau yra taip, kad vadinasi viskas, jau jeigu įkeli Instagramą, tai taip ir yra, tokia ir yra realybė ir aš to paties noriu. Taip. Jo. Ir ties to labai svarbu su jaunaja karta, būtent alfa karta. Tai alfa karta yra nuo 2010 metų iki 25. Ir jinai auga irgi socialinių medijų laikais, jie yra, vadinasi, digital natives, reiškia, jie gimė jau į technologijas. Mes dar turistai esame, nes buvo kažkuris laikas, Taip, kada mes to neturėjome. žmonių. Jo. Ir jie, kai yra natives, tai jie apskritai jau to nebeskirs tarp atomo ir bito skirtumo. Jiem bus ar skaitmeninis, ar fizinis, nebus didelio skirtumo, nes jiem iPadas ar telefonas yra tiesiog jų kūno praplėtimas. Net yra. Jiems čia savaime aiškus dalykas, ta prasme, čia. Ir ypatingai, manau, labai svarbu dabar mokinti alfa kartą, kad, struggle is good. Jeigu tau nesigauna, yra gerai. Jeigu yra frikcija, yra gerai, tu tą geriau išmoksi. Yra kur tobulėti, vadinasi, dar yra kažkokių kitų variantų. Ir parodyti, kad ne viskas labai greit ateina. Nes kompiuteriniuose žaidimuose, jie taip yra sukurti, kad aktyvuotų ir pakeltų mūsų dopamino thresholdą, tai tu mažom pastangom gauni labai didelį pasitenkinimą labai greitai. Taip. O realybė taip nėra. Todėl tau realybė patampa nebeįdomi. Ir tu sėdi prie to telefono, kompiuterio ir žaidi. Okay. Čia yra toksai, kur niekada nebuvau pagalvojęs apie tos žaidimus iš tos prizmės. Visiškai, ten yra viskas tas pats, kas gyvenime. Lygiai tie patys komponentai. Taip. Nes mūsų smegenys per pastaruosius 50 000 metų nelabai pasikeitė, o mūsų aplinka nežmoniškai pasikeitė. Taip, kardinaliai. Taip, mesgi nebeturim dabar ten miškuose ar savanai medžioti gyvūnų ir rinkti uogų, bet dabar turim notifications, turime, žinai, social media pranešimus. Man žiauriausias, kuris tik daug dabar labai dokumentikų, žiūriu, brainrotą ir domiuosi. Ar pastebėjot visi, kai atsidartų Instagramą, ar ne, žiūrite į tą notificationų skiltį ir kai tik atsidarote, nieko nėra ir po mikrosekundės tik atsiranda. Tai toks yra hackas smegenų, kuris atsidaro, atrodo nieko nebuvo ir anticipationas užkiria dopaminą, tik tada atsiranda. Kodėl ne iš karto? Tai reiškia specialiai weaponized, tai yra dalykas prieš mūsų smegenis, kad padarytų kuo labiau addictive. Ir prigaudyt. Pastebėkite kitą kartą, kai atsidarot Instagramą, žiūrite savo žinutės arba notificationus ir tik atsidarius nieko nebus, ir po mikrosekundės atsikarto atsiranda. Ką laginai internetas? Aš to pradėsiu viską tiesiog kvestionuoti, žinai, įsijungint, o kodėl dabar taip, o kodėl ne taip? Taip. Okay. O klausyk, man yra labai įdomu, kai tu atėjai į tą robotikos akademiją, ar ne? Jau įsipaišai visą šitą tą gyvenimą, į tą mokymą, į naują mokymo sistemą su technologijom ir taip toliau. Ar buvo kažkoks iššūkis toksai su tom technologijom atvedimu vaikam, apie kurį tu būtum, tarkim, nepagalvojęs? Taip, kas neįtikėtina ir labai keista buvo, tai kad mes visą laiką robotikos akademijai galvom, dabar tik tai vyresni vaikai norės daryti. Tai kai tik robotikos akademija prasidėjo prieš 13 metų, tai didžioji dalis vaikų būdavo tarp 12-15, o tokiam amžiaus range, bet kiekvienais metais vis jaunėjo. Kiekvienais metais nuo 12 iki 15 padarom, sako, o galite 11-mečiams, o galite 10-mečiams, o galite 9 metų, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ties 3 sustojom. Naujagimiai. Ja, nešiom, galima jau. Ir ties 3 metais turėjom sustoti, nes tiesiog 3-mečiai... Jau po to darželis. Darželis ir nesugebėdavo jie dar savo primal urges sulaikyti. Taip. Ir jiem į tualetą dar reikia nueiti ir nemoko jie dar patys to padaryti. Tai mes visą laiką, aš tikėjausi, kad bus aktualu vyresniem vaikam, bet realybė parodė, kad vis jaunesniem vaikam buvo reikalinga. Ir kas gal labiausiai pasikeitė, kad prieš 10 metų, kai pradėjom, tai buvo tiesiog toks parodymas vaikams, kad žiūrėkit, kokios inovatyvios ir išmanios technologijos egzistuoja švietime, ypatingai Amerikoje, bet to dar nebuvo Lietuvoje. O dabar tai pamatėm, kad kiekvienais metais stabiliai, ar tai būtų Lietuva, ar tai būtų dabar jau Airija, ar tai būtų Čikaga, tai mažėja tos pačios amžiaus grupės vaikų gebėjimas sukonstruoti tos modelius, užprogramuoti juos.
Tai mes per pastaruosius 10 metų pradėjome matyti, kaip ir karta iš kartos, amžius iš amžių, vaikų gebėjimas susikaupti, vaikų gebėjimas išlaikyti koncentraciją, vaikų gebėjimas identifikuoti ir reguliuoti savo emocijas, bei vaikų atkaklumas labai stipriai pradėjo mažėti. Ypatingai po kokių ten 18, 19, po 20 fenomenaliai. Taip. Tai reiškia, kad tas fenomenas, apie ką šnekėsim kaip brain rot, mes labai savo veikloje matome. Jie neišlaiko dėmesio, neišlaiko koncentracijos, nebegali dalintis robotais ir iPadais ir nori labai greito rezultato ir tada labai liūdė emociškai, negali susitvarkyti, jeigu neranda detalės. Tai dabar Robotikos akademija pakeitė savo jau tokį kaip ir pozicionavimą, kad jeigu seniau mes buvom inžinerijos būrelis, programavimo būrelis, dabar mes patampame labiau digital wellness būrelis ir smegenų treniravimo būrelis, kuris padeda kovoti. Labai gerai. Kad vystyti tas sveikas santykius su technologijom, nes būsiu labai atviras ir su visą auditoriją visais, kai šitie vaikai užaugs, jau jie robotų nekonstruos ir tokio dalyko kaip programavimas nebus. Tai, kad jie programuoja robotą pas mus, su blokeliais, 3 skirtingų kategorijų, tai jie labiau lavina savo smegenų gebėjimą planuoti. Ir mato labiau planšetes ar kitus technologinius įrankius kaip kūrybos priemonę, o ne pramogų priemonę. Ir tas pats konstravimas ir skaitimas iš instrukcijų 3D aplinkoje irgi labiau lavina jų koncentraciją, lavina jų smulkią motoriką, kai jiems nesigauna arba neranda detalės valią. Ir loginis mąstymas irgi viskas vyksta. Kritinis mąstymas irgi kaip daryti. Toks mes labiau patapome smegenų treniravimo būreliu. Ir sveiko santykių su technologijų būriu negu inžinerijos ir programavimo. Bet čia tu pasakėjai būtent tai, apie ką aš galvojau, dar noriu paklausti tavęs, nes ir norėjau sakyti, pavyzdžiui, aš net ant savęs jaučiu, kaip aš nebegaliu laikyti dėmesio taip ilgai, kaip galėdavau anksčiau. Pavyzdžiui, tas pats TikTokas, paimkime, ar ne? Ir, tarkim, rodo filmą, bet ten viršui kažkas šokinėja Minecrafto blokeliais parkūrina, ar ten ASMR kažkokį vyksta spogus, pavyzdžiui. Muilą pjausto. Jo, muilą pjausto. Nu, ta prasme, kažkas veikia ir tu toks, visai nice. Aš galiu valandą laiko praskrolinti pro tokius video ir tada aš būsiu, okei. Net nepajusi. Taip, net nepajusi. O dabar tu tokį patį video paim, kur nerodo tų muilo pjaustimų, visokių spogų spaudimo ir taip toliau. Ir tu būsi, blema, kaip neįdomu. Aš net negaliu išklausyti pilno video. Tai norėjau sakyti, net aš ant savęs tai jaučiu ir norėjau klausti, kaip tada vaikams sekasi su tuo. Neįtikėtina ir tu, žinai, ypatingai žmogaus smegenys ir ta svarbiausia žmogaus smegenų dalis, kuris skiria mus nuo daugumos gyvūnų, tai yra prefrontal cortex arba taktinė smegenų dalis. Atsakinga už dėmesį, koncentraciją, emocijų identifikavimą, reguliavimą, impulsų, planavimą ir jinai besiformuoja iki 25 metų. Tai labai rekomenduojama. Aš dar turiu laiko formuotis. Taip, nuo 25 jau bus jinai struktūriškai, biologiškai suformavus, ten plus minus, bet čia on average. Ir jos tikslas lavinti tas savybes, kurios reikalingos tuometinėme pasaulyje išgyventi. Ir mes dabar reikia suprasti, kad viskas pas mus smegenyse yra reguliuojama neurotransmiterių. Pagrindinis neurotransmiteris, kaip dopaminas, dabar yra nuhakinamas. Tai reiškia, dopaminas atsiranda, kai yra anticipationas, tu kažko lauki. Kažkas bus. Intrigas tokios visą laiką. Kodėl mes žmonės, pavyzdžiui, išlįsdom iš savo olų, ieškot maisto. Anticipationas, kad atrasiu maistą ir bus kažkas skanu. Gal šiandien bus kitaip. Taip, atrasiu maisto, atrasiu patelę, atrasiu, žinai, draugų, atrasiu naujų vietų, atrasiu ten didesnį komfortą. Bet žinok, dabar mums šito nebereikia. Ir vietoj to pasikeitė social media, kompiuteriniai žaidimai ar ten kitokios skaitmeninės priemonės. Ir kuo tu dažniau gauni didesnį dopamino padavimą į smegenis nuo didesnio anticipationo ir vis didesnis rewardas, reiškia geresnė daina, įspūdingesnis, spalvingesnis vaizdas, tuo dopamino thresholdas nuo bazės pakyla. Ir kuo jis labiau yra užkilęs, tuo tokios paprastos veiklos kaip skaitimas, ten savęs priežiūra, maisto gaminimas, sportas nedaro. Ir manau, kad ypatingai short form contentas, kur tu vienu metu žiūri 2 nesusijusius dalykus, jis turi daug novelty, daug šviesos, daug garsų, daug tų hookų, kas yra visiškas nuhakinimas. Tai ten praleidus, tai pirmą, tu prarandi laiko savoką, nes tu esi įstumiamas tą flow state. Labai įdomu, tau atrodo, kad tu progresyviai, nežinai, kas bus, bet iš tikro tavo smegenys yra nuhakinamas, tu švaistai laiką ir esi tiesiog zombis. Ir net įdomu tokį palyginimą turėjau, kuris šokiruojantis buvo. Tai jeigu karteliui buvo paskaičiuota, kad visam pasaulyje, jeigu visą pasaulį dabar skaičiuotume, yra apie 68 milijonai narkomanų. Ir šiaip narkotikai, ten žinomi, žinai, ten, sakykime, ten
ten B kategorija kaip kokainas koks nors, jis irgi labai stipriai užkelia dopaminą. Yra palyginta, kiek šokoladas užkelia, kiek seksas užkelia, kiek užkelia kokainas ir kitos priemonės. Ir įsivaizduokime, kad jeigu mes šnekame tik tai dopamino lygmenyje, tai žmonių priklausomi nuo socialinių medijų, kurios užkelia dopaminą panašiam lygmenyje ir kartais net daugiau, jau yra apie virš 200 milijonų. Tai prasidėjo digital dopamino kartelis. Kaip žinome, kad tokios didelės socialinių medijų, trumpos formos, video platformos, YouTube'as, Snapchat'as, Instagram'as, TikTok'as, jie žino, ką jie daro. Labai gerai jie žino, ką jie daro. Taip, ir iš kur mes žinome apie tai, tai kad Kinijos TikTok'as versus vakarų TikTok'as diena naktis. Taip. Ten nepilnamečiam iki 18 metų nedaugiau negu 1,5 valandos per savaitę leidžia. Ir visas ten esantis turinys yra susijęs su STEAM, Science, Technology, Engineering, Art and Math. Ir jis yra įkvepiantis ir motyvuojantis, o ne trumpai sijonai šokančios mergaitės ar ten važinėjančios mašinytės per trukus ir muilas pjaustumas apie nieką. Ar nešnekėsiu apie rykliai su batais, ar ten 6-7 palyginimi, ar tai Hyatt, Riz ir visi kiti alfa kartos slengai. Tai mums reikia pirmiausia tapti labai sąmoningais ir pradėti šviesti jaunąją kartą ir ypatingai save, pradėti tas naujas terminas raw dogging. Pavyzdžiui, paimti ir be telefono pusvalandį pabūti. Kaip lėtai tas pusvalandis sėdo. Pusvalandžiu tiesiog pasidėti ir nieko neveikti, nebūti visą laiką stimuliuojama. Ir taip pradėsime numušti mūsų dopaminą, dopamino thresholdą iki nulio ir tada staiga tau paprasti dalykai, kurie yra labai naudingi tavo smegenim, kaip skaitimas, sportas, sveiko maisto gaminimas, bendravimas su žmonėm, tai tiesiogiai labai teiks didelį džiaugsmą. Geras. Iš tikrųjų, čia geras dalykas, aš jaučiu šiandien pabandysiu tą pusvalanduką pabūti be telefono. Jau man dabar netgi sunku darosi galvoti vien apie tai, žinai, būti be telefono. Ta prasme, net nebeįsivaizduoju savo gyvenimo be to telefono. Bet labai gerai čia kalbėjai būtent apie tą saiką, suvokimą, ką tu darai ir kaip saikingai ir naudingai, produktyviai naudoti tas technologijas, ar ne? Aš norėjau paklausti, ar tėvai, pavyzdžiui, prieš užrašant savo vaikus į šitus būrelius, nesako, kad jūs čia kaip tik skatinat priklausomybę technologijom, jie ir taip negali gyventi be technologijų, jūs čia dar tik tai bloginat situaciją, ar nėra taip? Liepa, labai geras pastebėjimas, tai aš robotikos akademijos su kūrybos vadovas ir mano darbas yra valdyti marketingo komandą ir turinio produkto komandą. Ir aš turiu kiekvienais metais atspėti, koks yra šių metų priešas, šių metų tema, atitinkamai amžiaus grupiai, tai 4-5, 6-7, 8-9, 9-10 metų vaikams, kad jiem būtų aktualu. Ir jie norėtų eiti ir sakytų, mama, aš noriu. Žinai, tai kiekvienais metais surinkti ten 10-11 tūkstančių yra labai reikalų. Ir būna metai, kaip mes pataikom robotikos akademijoje į temą ir aktualumą vaikams. Ne, aišku, būna, kada ir nepataikom. Ir būna, kad nepataikom. Tai paskutinį kartą 2018 metais mes labai norėjom padaryti, kad viskas būtų akademiška. Tai integravimo pratybas, kad vaikai būrelio metu į pratybas rašytų, ką išmoko, atneštų tėvams ir tėvai matytų. Nes pas mus yra toksai kaip trikampis. Tėvai moka už būrelį, bet jie niekada nebuvo robotikų ir jų laikais nebuvo robotikos. Bet patiria produktą vaikai. Bet vaikai ką padarė? Vaikai dabar praranda galimybę sugebėti atpasakot, ką jie veikia. Ką jie ten darė? Klausiat, kaip sekės tau būrelį? Gerai. Nieko neveikia. Gerai. Ką darėt? Gaminau. Žaidžiau. Kažkaip Minecraft'ą. Taip, ir mes turime šitą išspręsti, kad vaikai sugebėtų atpasakot ir būtų pateisinama ta kaina tėvams. Už ką jie čia moka ir ką investuoja. Ir matytų tėvai pokytį vaiko elgsenai. Tai 2019 metais mes buvom pirmasis būrelis, kuris integravo kompiuterinius žaidimus. Tai reiškia, mes integravome į pedus kompiuterinius žaidimus kaip Minecraft'as, Roblox'as, Brawl Stars'as, tuo metu dar Fortnite'as veikė, Asphalt'as, Clash Royale'as, visus tuometinius nemokamus kompiuterinius žaidimus, kad išmokintume vaikus, kad jeigu žaidimas yra nemokamas, tai prekėsi tu. Kurioje vietoje toje prigaudinėja, kad tu norėtum išleisti realius pinigus ant nemokamo žaidimo. Ir kad suprastum, kas ką valdo. Ar tu valdai kompiuterinį žaidimą, ar kompiuterinis žaidimas valdo tave. Bet čia labai geras dalykas, nes aš atsimenu, mano pusbrolis kažkada grįžo namo laimingas, mama, pažiūrėk, kiek žaidimų nusipirkau ir buvo nemokami, bet galima premium paimti, dar kažką. Ir jisai gal kokius 200 dar tuo metu litų išleido, ten visiškai ant tų žaidimų nesąmoningų. Tai yra labai labai geras dalykas, kad jūs paimat ir moko dar apie tai. Taip. Wow. Ir labai svarbu yra išmokinti vaikus, pakeisti jų suvokimą, kad jeigu tu nemokamam žaidimui išleidai pinigus, sveikinu, tu pralaimėjai. Nes žaidimas, kuris iš tikrųjų vyksta, tai ne tas, kad tu žaidi žaidimą,
o developerio žaidimą žaidžia prieš tave, ir to nemokamų dalykų. Ar tave įtrauksiu, ar tave paimsiu, ar užkabinsiu. Kažkokio tokio live hack'o pasidaryti. Čia skinų nusipirkti naujų Kurie cesų. nekeičia. Absoliučiai nekeičia, taip. Ir po to, žinai, norėsis turbūt tą patį į realų gyvenimą padaryti. O tikslas, tai, žinai, mūsų kaip būrelio teikėjų, tai paruošti vaikus realiam gyvenimui. Nes, manau, dauguma tėvų, ko nesupranta, tai kad taip kaip jie užaugo, versus taip, augo jų vaikai, yra visiškai kardinaliai skirtingi. Taip, net neįmanoma lyginti to. Taip, ir negali pykti ant vaikų, tiesiog turi daug didesnius pavojus, daug didesnius iššūkius ir turi kažkas jiems padėti, kaip naviguoti per tos iššūkius. O sakai, kad tavo darbas, ar ne, asmeniškai yra žiūrėti ir bandyti pritaikyti tais metais, kas tinka, kas netinka. Ar tu žiūri į trendus? Visiškai. Ar tie trendai būna pritaikyti jų pamokose, tarkim, kad ir dabar tas sėks? Taip. Pažiūrėjau, aš ten žiūriu kiekvieną dieną apie brainrotus, naujus kokie veikėjai išeina, kokie naujausi kompiuteriniai žaidimai išeina. Ir integruoja tai, nes tada automatiškai tai įtraukia tą vaiką. Taip, mano komanda, būtent produkto komanda, jie labai atsainiai žiūri, kad nereikėtų perkurti kiekvienais metais ir mes neužsikabintume ant trendų, kurie negeneruoja vaikam naudos. Taip. Pavyzdžiui, 6-7 mes galim edukuoti per mūsų robotikos dienas, bet į pačias pamokas nedėtume. Nes tu arba gali prisidėti prie viruso, brainrotas yra virusas ir toliau jį plėsti, arba tu gali kurti vakcinas. O kaip vakcinos kuriamos? Tai silpna forma viruso yra leidžiama, kad tu galėtum kurti imunitetą. Taip. Tai mes kuriame vakcinas. Geras. O pavyzdžiui, man brainrotas automatiškai asocijuoja su tralelėlio, tralala arba bombardėlio, krokodilo. Buvo pas jūs kažkas apie tai? Man tiesiog čia toks klausimas. Visiškai taip, bet mes labiau skibiri toilet pradėjome. Skibiri toilet? Jo, skibiri, matėte, kaip sukasi. Taip ir kas juokingas, ir Michael Bay perpirko IP rights ir tuo išeis skibiri toilet filmas. Rimtai? Taip, jeigu matėte, dabar jau daug yra. Bus labai rimtas Transformerių lygio filmas. Geras. Aš būčiau gyvenime jau šito neįsivaizdavus. Okay. Taip kabina, bet sakau, mum kaip vyresniem, kaip atrodo gal ir nesąmonė, bet jiems tai čia yra kasdienybė, ta prasme aktualumai. Tokia sąmonė sukurta padaryti tokį poveikį smegenims. Čia aš tai vadinu kaip brainrotas, tai yra kaip čipsai. Yra bulvė ir yra čipsai. Kuo labiau procesinta yra informacija ir kuo jinai yra lengviau vartojama, tuo jinai daugiau žalos daro smegenims ir tuo mažiau naudos. Bet bulvė ir čipsas, kaip ir abu iš tos pačios bulvės, bet tas ultraprocesinimas, riebalų naudojimas, prezervantų, tada darymas skonio padaro, kad skanu tą akimirką, bet labai kenkia visam kūnui, nes apkrauna tave nereikalingų darbų. Tai lygiai tas pats vyksta su brainroto kontentu, kur tu labai lengvai pagauna, bet tu žiūri, kad kiek jūs savo draugų galite paklausti, kad šnekat ir apie ką mes kalbėjom. Būna. Oi, pasimečiau. Ir pasimeti, net kokia mintis buvo, arba pradėti pasakoti, palauk, ką aš turėjau papasakoti. Tai kontekstų šuoliai, tas chain of thought nesugebėjimas išlaikyti, dėmesio praradimas, working memory praradimas yra labai didelė problema, su kuria visi turim dylinti. Labai make sense. Make sense. Taip, bet aš kaip, dar vieną klausimą iš tikrųjų turiu tokį. AI-us, dirbtinis intelektas, dabar visa tai yra absoliuti dabartis. Ar pats, pavyzdžiui, naudoji AI savo darbam? Mes robotikos akademijoje pradėjome naudoti dirbtinį intelektą prieš 6 metus, 2019, bet mes naudojame kaip personažą. Ir visą laiką mes sakėm, kad aš pavyzdžiui, įdomus faktas, aš neužuodžiu visiškai, neturiu slės. Neužuodžiu? Čia po COVID-o ar tiesiog? Ne, tiesiog neprisimenu. Ir kadangi neužuodžiu, nelabai jaučiu skonį. Aha. Labai suprastėjęs mano skonio receptoriai. Tai galvoti, kadangi praradau šios sensorius, tai kažką kompensuoja mano smegenis. Tai supratau, kad ką kompensuoja, tai kad aš kažkur 5 metai priekį galiu matyti neformalų švietimą ateitį. Aišku, čia juokauju, bet jau tuo metu mes robotikos akademijoje, kadangi turėdom kurti personažus, turėdom kurti visatą, mes sugalvojom, kad buvo toks mokslininkas, kuris norėjo sukurti gerą dirbtinį intelektą ir netyčia, bekurdamas gerą, sukūrė blogą. Ir toks blogas dirbtinis intelektas norėjo sunaikinti tai, kas tuo metu vaikams buvo naudingiausia. Ir tai buvo internetas. Ir tam, kad galėtum įveikti blogą dirbtinį intelektą, turi lavinti savo natūralų intelektą ir savo įgūdžius, kaip įgalinti gerą dirbtinį intelektą. Todėl pas mus visą laiką, jau įsivaizduokite, 6 metai atgal mes nuo 1 klasės iki 5-6 mokiname vaikus, kas yra dirbtinis intelektas, kas yra robotai ir kaip tai bus kasdienybėj mūsų. Ir dabar galim pamatyti čia. Tai jeigu šiaip mes robotikos akademijoje naudojame, parodysiu naudojame tokius Lego robotus, ar ne? Taip, nes visi kaip šnekam apie robotus, visi skirtingai įsivaizduoja. Robotas pagal apibrėžimą yra mechaninis įrenginys, kuris turi 3 savybės. Jausti, planuoti, atlikti. Tai va čia yra sensorius,
Taip. ar ne? Šio ultragarso jutiklis, šio jutiklio dėka robotas gali matuoti atstumą, Taip. čia šikšnosparnių navigacijos principų padarytas, tada jis turi turėti procesorių, čia sueina visi laidai, kuris įgyvendina. Taip, kuris įgyvendina visas kalkuliacijas ir veiksmus, čia jis yra užprogramuojamas ir turi turėti motorus, kur dėka gali pradėti judėti. Ir nesvarbu, ar tai robotas yra iš Lego, ar iš metalo, ar jisai yra iš bulvės padarytas, bet jeigu jisai turi gebėjimą jausti, gebėjimą planuoti ir gebėjimą judėti ir atlikti veiksmą, jis yra robotas. Tai čia matome, turime prototipams skirtas robotas, kur pas mus dažniausiai vaikai naudoja. O čia, pavyzdžiui, šitą robotą jūs sukūrėt ar vaikai? Net, čia yra Lego Education robotas, bet vaikai kiekvieną kartą iš 500 detalių sukonstruoja vis naują robotą kiekvieną savaitę. Ir ne tik sukonstruoja, dirbdami porose, bet ir suprogramuoja jį, kad išspręstų realią problemą. Taip. Realią pasaulio problemą, tik tai perkeltą vaikams. Geras. Ir automatiškai tas Lego spalvos. Taip. Kiekvienam, ar aš galiu Prašau, taip. Ir dabar bandėme. Taip, ir dabar kas nereikia, kad čia yra visi vaikai labai mėgsta Lego ir mes tą svajonę gyvendinom. Bet šiaip dar antroji didžiausia svajonė, jau kokia buvo, tai visą laiką vaikai turi tokią svajonę apie skraidančius robotus. Taip. Mane galėtum savo ranką duoti? Taip. Rocket. Direct follow. Ir čia bus dabar tas mymas, kur Barbė skrido. Yeah. 2, 1. Taip. Dabar šitas jau robotas, ar ne? Dabar, kad ir kur tu nueitum, jis sektų to. Rimtai? Taip. Bandai, pavyzdžiui, stop. Taip, pasižiūrėk. Nu, seksy. Taip. Taip, matai, sakė tavo dabar. Sakė tave? Aha. Taip. Ir kad tu pasitrauktum, ir dabar jeigu tu kiši ranką po jo, jis pojops ir nusileis grįžti pas tave, ne? Tai čia matom, kad irgi yra robotas, ne? Tai jis turi gebėjimą jausti su kamerom, turi procesorių ir turi motorus, ne? O kiek jisai toli, pavyzdžiui, tave nusekt galėtų? Tai jis visą laiką seks. Visą laiką tiesiog tave seka. Taip. Žinoma, kiek svarbu dabar dronai būtų pasirašymas dronams. Tai bet visą laiką visi, kai įsivaizduoja apie robotą, įsivaizduoja visai kitokį robotą. Nori pamatyti, apie kokį įsivaizduoja? Nu, parodė. Taip. Ar galima pakviesti mūsų partnerių iš Exergio robotą, tai pirmąjį Lietuvoje tokio dydžio, tokių kompetencijų robotą, kurį laiką galėtų pamatyti jau išeinant ir pasivaikščiančią miestę. Tai Exergio botė, ateik čia. O Dieve. Nu, ateik čia, tik arčiau. Taip, ir čia jau matome, irgi yra robotas. Robotas humanoidas. Tai matome ne iš Lego, ne dronas, ar ne, kuris dirbtinio intelektų modelį turi, bet matome, turi čia kameras, turi procesorių ir turi daugybę motorų. Ar ne? Ar galėtum pasveikinti su visais Exergio? Taip. O, matome. Taip. Čia kažkur 1,50 m, 1,56 cm ūgio robotas. Kaina jo, nežinot, labai svarbu Gen Z, Gen Alpha kaina, tai įsivaizduokite, kad jeigu šito roboto rinkinio kaina apie 400 €, šito apie 200, šito iki 100 000. Jo, ir čia kaip niekad pigus robotas, bet skirtingos jo variacijos gali kainuoti pigiausiai nuo $16 000 ir vis pigėja ir pigėja. Šita kompanija, kuri sukūrė patį robotą, yra Unitree ir čia yra Unitree H1 robotas, humanoidas, ir jį į Lietuvą atvedė kompanija Exergio, kuri nori pakviesti visus universitetus, kas norėtų bendradarbiauti, kuriant humanoidų pritaikymus įvairiausiose pramonėse. Labai kviečiame, norim padėkoti jiems už suteiktą galimybę, kad leido atsivesti šį humanoidinį robotą į podcastą. Aš manau, kad jeigu kažką tikrai tai sudomino ir norėtų prisijungti prie to, tai mūsų podcast'o aprašyme rasite tikrai daugiau informacijos. O aš dabar negaliu atsižiūrėti iš tikrųjų šitą į asmenį daiktą robotą. Ką jis šiaip daro? Ar jis tiesiog vaikšto ir toksai kaip, nežinau, puošmena į pramogą žiūrėti į jį, ir ar jis turi kažkokią tai šiaip... Labai geras klausimas. Jeigu taip stebėtumėt, galėjote daugybę kartų matyti internete tokias kompanijas kaip Boston Dynamics, kurie kurdavo humanoidinius robotus Atlas, ar ten dar, kurie būdavo pneumatiniai, darydavo parkūrus. Taip, salto ten daro, batuto šokinėja. Taip, ir neseniai tą Boston Dynamics kompanija perpirko Hyundai kompaniją ir jau iš pneumatinių
motorų pakeitė į elektrinius motorus, jie dabar jau vaikšto po gamyklas ir praktiškai yra panaudojami. Ir Amerika visą laiką garsėjo, kad jie kurdavo state of the art, aišku, pačius pažangiausius motorius. Ir dabar mes turime Optimus, kurį Tesla kompanija kūrė, ne, planuojama 50-60 tūkstančių kainuos. Ir galėsim namuose būti. Turime Human Figure, trečiąją versiją, kuris irgi namuose padeda ten lankstyti rūbus. Maisto ruoštai galės ten tvarkyti. Tvarko valų, sakau. Kalbinius, neįtikėtina. O čia jau mes perinam prie kiniečių. Kiniečiai ką jie padarė, nes pastaruosius 20 metų jie taip vystė savo infrastruktūrą, kadangi daug labai valstybė padeda jiem finansuoti įvairiausius humanoidų projektus. Tai sukūrė Unity tokią kompaniją, kuri dabar irgi yra kotiruojama akcijose, jų gal vertė dabar yra 8 milijardai tos Unity kompanijos. Taip. Ir juos galite atpažinti šių robotų šunų. Taip. Bet čia dabar yra pirmas jų humanoidas. Ir jie nėra tokie pažangus kaip amerikiečių robotai. Parkūro nedaro. Bet amerikiečių robotai, jie yra už uždarų laboratorijos durų ir neleidžiami patekti į vartotojų rankas. Kuo Unity skiriasi, kad universitetai, mokyklos, švietimo kompanijos gali nusipirkti ir su jais pradėti žaisti. Pradėti programuoti ir sugalvoti, ką jiems daryti. Tai kaip greičiau įsidarbinti, ar filmavimo darbams podcastuose, ar būti kaip reklaminė priemonė, įkvepiant vaikus, kaip mes naudojame. Ir matome, burzgiais ir dar ne iki galo tobulai juda, bet galite daug internete pamatyti įvairiausių pritaikomų būdų, kaip jie dalyvauja robotų olimpiadose, žaidžia futbolą, kovos menuose dalyvauja, robotų bėgimuose ir kitur. Tai viskas priklausys nuo kuo daugiau žmonių turės prieimą prieš tų robotų. Ir tada realiai kūryba gali ilgėtis per kraštus ir jau ką sugalvosi, tą jisai padarys. Buvo malonu su tavim susipažinti robotukas? Jėtų, koks jisai fainas. Netikėtina, ne? Atrodo, kad šita buvo mokslinė fantastika, o dabar... Atrodo, kad filmą live transliaciją žiūriu. Taip. Aš atsimenu, vaikystėje man labai patiko tas filmas. Real Steel. Robotlandas, ar kaip ten, nežinau, ten su robotais, gal kažkas žino tą filmą? Su robotukais, nieks nežino, toks senovinis, animacinis. Transformeriai gal. Ne, Transformeriai, senesnės. Laisvinsiu tavo rankas. Ačiū labai. Aš po to, kai surasiu, aš parodysiu, nes ten robomanija, nežinau, kaip vadinu. Nesvarbu. Aš turiu klausimą, pažiūrėjus pati į tą robotą. Taip. Į vaikai vis tiek buvo matę jį, ar ne, pas jūs būrelį bent kartą? Ne, jūs pirmieji. Mes pirmi matom. Taip. Aš norėjau sakyti, ar vaikai nesako, o kodėl mes su Lego darom robotukus, o ne tokį robotą bildinam? Sako, čia labai geras pastebėjimas, kad Lego 2010 metais prarado savo patrauklumą. Nes atsirado tokie robotai. Ne, atsirado baisesnis dalykas negu užsientis. iPadai. Ir tada pats populiariausias žaislas, kuris visą laiką buvo Lego, buvo nugalėtas, nukautuotas iPado. Nes Lego kiekvieną dieną negauna naujų žaidimo funkcijų. Jis nėra atnaujinamas. Taip, o iPadas, tai žiūrėkit, tai tas. Ir video gali žiūrėti, ir žaidimus gali žaisti, ir pats kurti. Aš dar vis esu Lego vaikas, man už Lego geriau nieko nėra. Tai sveikinu to, tai reiškia, tavo ir smegenų raida yra dar kažkiek sveikesnė. Ir tada, bet ypatingai dabar, kai mes darbuojamės, pamatėme, kad niekaip nepritraukėme nuo 3 klasės. Tai yra dėl kelių priežasčių. Pirmoji, tai kad trečiokai apskritai ir iki 3 klasės patiria burnoutą. Nuo per didelio kiekio mokslų ir būrelių. Apie 50%. Nes apkrūti visko, ar ne? Taip, jam per daug patampa. Jam per daug visko patampa. O atrodo, taigi vaikas, kokių jis gali problemų turėti. Kas čia, nuo ko tu pavargęs, nuo ko tu čia dabar stresuoji? Dabartinis informacijos kiekis, kokį mes patiriame, vaikai, ten lyginant su viduramžių žmonių prieš kelius šimtus, tai prieš kelius šimtus metų per visą gyvenimą tiek negaudai informacijos, ir tiek kontekstų šuolių ir skirtingų nuomonių ir idėjų ir vaizdų, negu mes per vieną dieną. Geras. Atsmegenys tai išliko tos pačios. Taip. Tai kaip mes mokinamės dylinti, kaip mokame nereaguoti tą informacinį srautą, kaip išmokstame reguliuoti savo emocijas, nes tikrai tu niekada nežinodavai, kas už tavo kaimo vyksta. Niekada nepažinodavai tiek daug žmonių, niekada nekompitindavai tokiame domeine. Dabar apskritai, kai ir turim belekiek tos informacijos. Aš dar tokį klausimą turiu. Anksčiau, kai mokydavomės, ar ne, tai tu turėdavai daryti belekoks researchus, bibliotekos įdėti valandas. Dabar, kai AI jūs turi realiai visą informaciją savo rankose, kaip jūs, pavyzdžiui, mokot tuos vaikus, ar tinkamai AI naudotis, ar kažkaip, nežinau, rasti pirmiau informaciją ir tada AI jūs dar paklaus, ar pirmiau AI jūs paklaus ir tada patikrinti tą informaciją. Vis tiek, tu turi kažkaip mokyti juos, kaip dar daryti tau researchą be AI, nes tu dabar laisvai, paklausai, kas ten yra, nežinau, tarkim, Lietuvos prezidentas, ar ne, paklaus. Ir tau iš karto pasako, ir tu toks, gerai. Labai geras pastebėjimas, tai
mes robotikos akademijoje pirmiausia tai apskritai mokinome, kas yra dirbtinis intelektas ir dabar visi maišo, kad dirbtinį intelektą su LLM-ais. Taip. Arba generative AI. Tai apskritai dirbtinis intelektas yra labai plati kompiuterinio mokslo sritis. Apimant daug segmentų, bet būtent šnekant apie LLM-us, kaip su jais dirbti, ypatingai su tekstu arba multimodališkumu, tai mes pradedam tik tai mokinti trečiokus, ketvirtokus nuo 3-4 klasės, tik tai vieną kartą per mėnesį, ir tik tai tokį praktinį panaudojimą, nes šiaip tokių problemų, kurias turi suaugę, su kurie jie sprendžia su AI, vaikai neturi. Jiems nereikia būti produktyvesniems, e-mailų atrašinėti, automatizuoti savo workflows, žinai, padaryti didelius researchus, dar kol kas jiems nereikia. Tai mes... Panašu, kad pas jos dar yra 2+2. Taip, tai mes taip dabar, ką darome, tai mokiname AI-us etikos, kaip etiškai naudoti AI ir rodome, kokią AI-us neteisingai naudojimas gali žalą padaryti, ypatingai gebėjimui kritiškai mąstyti, dėl savo biased, dėl savo training datos. Ir mes mokiname vaikus, kaip naudoti AI kaip savo mokymosi gylio trenerį. Žodžiu, pats stato tokias geras ribas, kur dar yra saikingas ir geras naudojimas to AI-us ir kur jau palauk, čia jau biški per daug. Labai svarbu, aš visą laiką naudoju tokį palyginimą, kad AI-us, LLM-ai yra kaip sporto treneriai. Įsivaizduokite, nueini treniruoti sporto treneriu, ir jis tau turi sakyti, kokius tau pratimus daryti, nes tu jam pasakei, kokių didesnių raumenų nori, ar tu nori... Koks savo tikslas yra. Jeigu tavo tikslas yra ten ilgiau bėgti, daugiau pakelti, geresnės proporcijas turėti, treneris tau sudėlioja planą, kokius tu pratimus daryti, kad tu tai padarytum pats. Jeigu tu sakai tokie mano tikslai ir duodi treneriui tai daryti, faktas treneriui, tu sumoki pinigus jam, jis padaro, bet tu jokių rezultatų negavai. Tu kai tik atrofavais ir iššvaistai laiką. Tai būtent, tai tas pats nutinka su kognityviniais sugebėjimais, su pinigais ir laiku, jeigu duodate užduotis daryti už jūs ir ypatingai čia šnekant apie vaikus. Suaugę virš 25 gali puikiai priimti šitą sprendimą patys, ką nori daryti su jam, bet apie vaikus tai, kad neatrofuotų vaikų kritinio mąstymo, neatrofuotų vaikų tokio suvokimo, kad nereikia jokios frikcijos besimokant. Ir apskritai sugebėjimo pačiam mąstyti. Nes smegenys visą laiką prigimtinai iš savo biologinės pusės jos ieškos, kaip su kuo mažiau resursų, kuo didesnį rezultatą pasiekti. Nežinom, kad smegenys yra tik 3% mūsų kūno svorio, bet sudegina iki 30% mūsų kūno energijos kasdienės. Tai jos labai nori konservuoti tą energiją, todėl ieško shortcutų dėl biologinių paskirčių. Turime vaikus išmokinti, kad žiūrėk, AI-us turi padėti pasiekti tokį gylį, kokio tu prieš tai nebuvai pasiekęs. Tokį suvokimą, kokio prieš tai tu nebuvai pasiekęs. Tai turi būti daiktas ir įrankis, kuris tau padėtų, ne kuris tau kaip tik išskoja. Tai tu mums parodėjai savo robotukus, ką jūs rodot, ką daro vaikai ir taip toliau, bet tai juk nėra tik tai robotai, ką jūs užsiemat robotikos akademijoje, ar ne? Jūs turite ir visokių neurotechnologijų ir su VR akiniais dirbat. Ar tu dar gali kažką papasakot, gal dar kažką parodyti netgi turi? Taip, ir tai pirmiausia, tai mes turime robotikos akademiją, kurių 13 metų vyksta, ir tada turėjome Steam akademiją. Steam akademiją, su kuria pirmą kartą išvykom į Dubliną protestuoti ir Lietuvoje sukurtas turinys turi pasiekimą tarptautinėje rinkoje. Ir turėjo, ir tada į Čikagą nukeliavom, ten irgi turėjo, bet tada mes su džiugu pasitraukėme iš tos veiklos ir reikėjo mums palisėti, nes burnautą patyrėm. Iš tikrųjų, daryti tarptautinę plėtrą, būdant pastoviai fronto linijoje, neprižiūrint savo miego, neprižiūrint mitybos, neprižiūrint sporto, nevaikštant terapijas, be galo sudėtinga yra. Ir biškį perdegėm. Ir dar prieš tai mes turėjome kitą veiklą, tai ExoClass. Ir ExoClass pas mus yra būrelių auginimo akceleratorius, tokia platforma, kur mes padedam žmonėm, tokie kažkada, kur būna kaip mes, kaip auginti jiems savo būrelius. Tu Liepa, jeigu norėtum savo būrelį padaryti, apie kaip ves podcastus, ar ne? Galėtum per ExoClass atidaryti grupės, pirmadienį, ten ketvirtadienį, penktadienį, tavo pasakytoj vietoje, tavo pasakytų laiku, ten sukuri grupės, išsiunti tėvams arba per mokyklą. Tokia platforma padedant tau plėsti būrelį, lengviau padaryti viską. Taip, tai tu gali realizuoti savo nerealizuotą potencialą per būrelį ir mokinti vaikus arba suaugusius. Ir mes padedam su grupių sukūrimu, įsidėjimui tavo website, pinigų surinkimo, administravimų, žodžiu, paprastinat viską. Taip, nes man kas labai yra svarbu, šnekant apie sėkmę, tai tikrasis įrodymas, kad tai, kad tu padarai, nebuvo tik tai fuksas, yra sugebėjimas tokią pačią net didesnį sėkmę padėti atkurti kitiems. Su tavo tais dalykais, kuriuos išmoksti. Ir tą mes darome su ExoClassu ir pradėjome tai daryti jau Lietuvoje virš 50 būrelių, turime ir užsienį pradėjome plėsti. Ir nusprendėm, pamatėm, kad jau nuo 3 klasės vaikams Lego nebeįdomu.
Ir, nu, mums patiems iš tikrųjų po 13 metų jau, žinai, Jau atsibodo. kiek galima tą galima. patį daryti. Ir šiaip mano labai didelė aistra ir Džiugo labai didelė aistra visą laiką būdavo šitą technologiją, kurią noriu pasidalinti. Tai buvo va, šitą technologiją. Tai čia yra MetaQuest 3, o miksuotos ir virtualios realybės akiniai. Taip. Ar ne, čia yra užbombasintų, užturbintas su aušinimu, kad neužkaistų veidas. Ir čia, manau, yra erdvinių kompiuterių pradžia, kur tu užsidėjęs gali matyti savo realybę ir ją praplėsti su skaitmeniais objektais. Ai, tu čia nenusikeli į kažkokį kitą pasaulį, kitą žaidimą. Čia aš matyčiau tave ir už tavęs atsirastų, pavyzdžiui, jeigu tokį humanoidą, toks humanoidas kainuoja apie 70-80 tūkstančių iki 100 tūkstančių eurų, aš per augmentuotos realybės akmenis, užsidėjęs miksuotos realybės akmenis, vaikams uždėjęs, galiu kiekvienam duoti po tokį skaitmeninį. Geras. Kurie gali programuoti, koduoti ir daryti. Taip. Tai, bet šitie akiniai jau irgi daugybę metų yra vystomi, bet žmonėms jie nepatinka, nes jie yra dideli, tu durnai atrodo juos užsidėjęs, ir tau karštą pasidaro. Ir kai kuriuos net pykdo. Taip. Vaikams nėra tos problemos, bet Dar ir suaugusiems. tokia kaip ir klaustrofobija gali jau čia prasidėti. Taip. Ir trečiokai plus, iki 6 klasės yra išpratėję dėl šitos įtampos. Visą laiką, kai vaikai patampa tweens, tai tokie paaugliai, jiems labai svarbu būti cutting edge. Tai yra kažką, ko nėra namie. Ir šitas labai jas įkvepia ir ateities mūsų vizija, tai kas yra naudingiau negu pamoka, kas yra įdomiau negu pamoka, bet naudingiau negu žaidimas. Tai simulacijos. Tai kurti Lietuvoje simulacijas, tokias kaip elgtis gaisro atveju. Mes sėdėtume dabar, užsidegtų čia viskas. Ir atsirastų kažkur, žinai, skaitmeninės ugnis, skaitmeninis gesintuvas ir kada vaikai stoja su šitais sakiniais, bėgoja, atranda gesintuvą užgesina. Geras, bet jie tada tokį kritinį mąstymą absoliučiai kaip ir per praktiką gauna, nors tu net nesi realybėj. Taip, tu tiesiog sukuri 100 labiausiai stresinių situacijų, kurias turi kiekvienas vaikas. Viešasis kalbėjimas, tu čia gali auditoriją pasidaryti didžiausią. Taip. Pirmas profesijos, pabūk barmenu, pabūk padavėju, pafeeling ir tada nuspręsk, nori ar nenori šito. Pabūk ten suvirintojų, pabūk mechaniku. Viską gali padaryti per akinius, praktiškai zero cost. Vieną kartą sukūrei ir infinity dalini kitiem. Tai čia mūsų kitas domeinas, kur labai stipriai einame su Brain Clubu. Ir kitas dalykas, tai kadangi užaugo alfa karta, jie yra labai objektyvus. Jie užaugo laikais, kai žaidimas yra geras tik tada, jeigu daug žmonių žaidžia, yra daug laikų, daug sharesų, daug komentų. Ir visi apie tai kalba. Visi kalba. Ir dabar, kai mes sakom, jaunimas, jūsų problemų, jūs neturite gebėjimo susikaupti, jūsų koncentracija labai prasta, bet mes nepaaiškinome, kas tas dėmesys, kas ta koncentracija, kaip galima matuoti. Ir daug kas dabar turim ten iš manęs apyrankės, laikrodžiuose galime sekti savo širdies ritmą, savo miegą. Taip. Ir mes labai Brain Club'e tikim, kad negali pakeisti to, ko neseki. Tai ir pradėjome integruoti neurotechnologijas į Brain Club'ą, kad galėtume parodyti vaikams, kas yra tai dėmesys, kas yra ta koncentracija ir kaip mintimis valdyti technologijas. Tai čia gaunasi šitą tu užsidedi kaip lankelį ir tu savo mintimis kažką gali padaryti? Taip, gali žiūrėti kamuoliuką ir pakelti kamuoliuką viršų arba nuleisti. Tai čia yra FNIRS technologija, turiu dar kitų, kur EEG technologija, elektroencefalografija, tai būtent su šitomis treniruojame vaikų dėmesį ir koncentraciją, o su EEG mes mokiname juos atpažinti savo alfa, beta ir gamma smegenų. Aš dar vis pasimetus ties kaip mintimis kamuoliuką. Taip, ir dabar šitos technologijos jungsis dar naujausia, kurią tik į Lietuvą atvežėm. This is insane. Taip. Atvežėm tai būtent, nes šiaip, kai užsidedi tokius lankelius, ar ne, tai tu jautiesi, kvailai. Ne, toks samurajus. Jo, užsidedi, durnai atrodo. Nebūsi visą dieną, kvailai, žinai, atrodo. Ir tikslas mums yra, kad ta technologija pataptų prieinama. Tai čia jau matote, yra naujausios kartos tik išėjusios ausinės, jau su patentuota Neurable tokia technologija, kur elektroencefalografija yra įdėta į ausis ir čia užsidėjus, jau visą dieną gali sekti AI-us, mano EEG būdu matuojamas bangas, alfa, beta ir gamma. Ir sekti, kada mano smegenys artėja prie burnout. Sekti, kuriuose... Tau maždaug pasako per tas susinės, biškiau pailsektų jau gal. Tai jau per daug šiandien. Per daug įtampoje buvo perskinti, taip pat kaip mūsų išmanus laikrodžiai seka mūsų žingsnius, arba sako, kad per ilgai sėdėjai, atsistok. Aš jaučiuosi, kad aš sapne dabar būčiau, čia yra... Taip, neįtikėtina, nes... Tai yra absoliučiai nesuvokiama man, kaip dabar šiandienos pasaulyje mes tokius dalykus ir čia jaučiu. O, gali, pavyzdžiui, šitos ausinės kalbu aš tavim ispaniškai ir tau išversti? Ne, negali, bet šitie akiniai gali. Pasirinks? Ką? Taip, tuo uždėsim.
Tai va, tai ir kadangi matėme augmentuotus miksuotus realybės akinius, nu ir jie bulkiai, dideli, Taip. matėm Apple Vision Pro, nu Taip. tu atrodo kaip slidininko, žinai, ką, Taip. nepatogu. O dabar pasaulyje dominuoja ten Meta ir Ray-Bano akiniai, ne išėję, kur ten yra kameros. Taip, kur fotkina. Taip, kur fotkina, bet man yra per daug invasive. Nu, žinai, aš žiūrėčiau tave, fotkinčiau ir filmuočiau, bet su tokiu, nu, kaip šnipas atrodo. Jo, krypas, Jo, sakyčiau, o krypas. dabar jeigu galim pažiūrėti mano akis, aš esu čia su Even Realities G1 akiniais, tai kažkur apie 600 eurų kainuoja. Ir žiūrėtume mane ir nepasakytum, kad jie kažko skiriasi. Ne. Ir dabar, nežinau, čia turime Black Mirrors fanų. Nežinau, kas žiūrėjo Black Mirrors 8 sezonas, epizodas 1, kaip galima jau pradėti įrašinėti informaciją tiesiai į smegenis, ar ne? Aha. Tai aš dabar norėsiu apie viską, ką mes šnekėjome, kad tu į kamerą pakalbėtum, nes aš įrašysiu tau informaciją į smegenis, ar ne? Įjungsiu jų funkciją, kur yra telepromptas, vienas iš paruoštų lietuviškai funkcijų. Pasirengus? Taip. Taip, pakel galvą į viršų, kad matytum ekraną žalią. Ar ne? O, taip nuleis dabar, plauk, 5, 3, nuleis normaliai žiūrėk. Ir aš dabar perkelsiu savo mintis į tave. Sveiki visi, negaliu patikėti, kad dabar kalbu jums skaitydama tekstą tiesiai iš savo akinių. Jūs to nematote, bet aš matau priekyje einantį žalią tekstą kaip iš ateities filmo. Technologijos jau čia, jos kasdien tampa išmanesnės, protingesnės ir vis labiau traukios į mūsų gyvenimus. Bet svarbiausia technologija, kurią privalome išmokti valdyti, tai mūsų smegenys. Jei jų neįvaldysime, jokios išmanės technologijos mums nepadės. Šiandien kalbėsime apie Gen Z, Gen Alpha problemas, apie brain rotą, apie dėmesį, emocijas, kaip visą tai galime lavinti ir dar smagiai praleisime laiką kartu. Netikėtina, ne? Wow. Tai Tai yra nežmogiška, to prasme, aš matau prieš tai save ir tekstą. jeigu norėjai kalbom, tai galiu ir kalbas jungti. Verstų realių laikų kalbas. Wow. Ir Šitą aš per pamokas, per atsiskaitimus, per, nežinau, prezentaciją, sakė, laukus susidedi, taip, dėstytoja viską išmokau, ta prasme, renginį, bet tau čia scenarijus eina, televizijai, sveiki, mėly žiūrovai. taip, Insane. jo, ir čia prasčiausia, kai bus. Nes šita technologija jau senai, jau yra 6 mėnesiai. Ir klausimas, bandai, tik rodžiau ten MetaQuest 3, rodžiau tus lankelius, tai dabar ta elektroencefalografijos technologija, kur buvo ausinių, jinai tuoj pereis į akinius. Taip, Ane, ant šonų, bet šitoj lešiai vietoj. bus. Tuoj lešiai, tuoj ausinės. Ir tikslas, kas bus ta organizacija, kas bus ta šalis, kuri mokins Kuri perlauš vaikus. Jo, ir nes padarys visą. man labai patiko, kaip Elono Musko jauniausias vaikas, tas Eksas, sako, tėti, kodėl ateitis neatrodo kaip ateitis. Ane? Tai mes irgi su Džiugu dažnai tą klausimą klausim, kaip mes galim padaryti, kad vaikai, kurie eina į mokyklas, ypatingai būrelius, pamatytų, kad ateitis kažkur ne YouTube ir filmuose yra, o Čia. pas juos po pamokų. Geras. Ir neatnešam Lego robotus, iPadus, dirbtinio intelekto pamokas, virtualios ir miksuotos realybės akinius, neurotechnologijos, humanoidinius robotus, dronus, šunis ir kitą, nes aš būčiau norėjęs. Parodant, kad čia yra ta ateitis, jūs dabar gyvenate ateityje. Insane, žinok, man dar vis smegenys neišneša viso to, ką aš mačiau, ką aš girdėjau ir ką aš sužinojau šiandien, ko aš tikrai nežinau prieš valandą laiko. Aš žavėjausi kiekvienu tavo atsakymu, kiekvienu tavo atneštu robotų parodymo akiniais ir taip toliau. Aš esu absoliučiam šoke ir kažkokioj tai keistoj dabar atmosferoj, fazėje, euforijai, kur man man viskas daro įspūdį, apie ką tu kalbi. Žodžiu, ačiū tau labai už pokalbį, tikiuosi tau patiko, man tai belė kaip patiko. Ir dar kartelį priminam, jog tie, kurie norėtų galbūt prisijungti prie robotikos ar ne, ir prie visų šitų dalykų, tai rasit daugiau informacijos mūsų bio, aprašyme ir kągi, ačiū tau, Kristijonai. Ačiū tau, Liepa, labai ir ačiū labai visai komandai, kurios nemato, kiek daug žmonių. Taip, ačiū visai komandai. Jo. Taip, jeigu jums yra įdomu, jeigu jums patinka ir norite pažiūrėti daugiau mūsų serijų, nepamirškit palaikinti mūsų video, pakomentuoti galbūt, nusiųsti draugam, pasišerinti savo šeimoms, chatams, įvairiems draugų ir taip toliau. Ir subscribinkit mūsų kanalą. Susitiksime kitame Atlantic balkone. Ačiū Jums.